Taip, jaunimo internetinė televizija Sky rengs filmą apie sostinės dienas. Tai ką jūs palinkėtumėt filmavimo komandai ir sostinės dienų jaunimui? Sostinės dienų filmavimo komandai palinkėčiau visų pirma atidžiai pasižiūrėti, kada kokie įdomiausi renginiai, nes visko nufilmuoti yra neįmanoma, reikia pasirinkti pačius, sakykime, įdomiausius, pačius atraktyviausius renginius. Na, o Vilniečiams būtent to ir palinkėčiau, kad iš tikrųjų sostinės dienų metu visi pasinertų į labai, kaip mes visi vadinam, į bičiulišką šurmulį. Draugišką, bičiulišką šurmulį, nes sostinės dienų esmė yra susitikti Vilniaus centre. Šventės programa yra tikrai šiemet labai didelė, įspūdinga ir tikrai kiekvienas ras savo ką veikti. Sekantis Sky TV projektas yra pokalbiai su žymiais žmonėm po atviru dangum. Kaip manote, ar tai pakankamai sudomintų Vilniečius? Žinoma, kiekvienas atviras renginys, pokalbis ar su žinomu žmogum, ar su kažkokiu, tarkim, ar kultūros žmogum, ar menininku, ar atlikėju. Manau, kad visiems gali būti įdomus. Tiesiog kaip jūs tai pateiksite, kaip jūs tą dalyką ir nufilmuosite ir pateiksite pačioj galbūt internetinėje erdvėje, tai tiek jūs sulauksite galbūt ir to dėmesio. Ką esat girdėję apie Sky? Nieko. O kaip jums atrodo, kas tai galėtų būti? Aš tai kažkas su internetu susiję. Kažkas su informaciniam technologijom tikriausiai. Oh, it sounds What like it could be? It sounds like a cloud computing concept. Sky yra internetinės kanalas jaunimo, kur jaunimas kuria laidas. Do you think it's a good idea? Yeah. Why do you go flashing those eyes at me? You know that I'm eager to please. I've always been eager to please. Why? It's the easiest way. Keep watching the sky. To know you're